Labadiena, draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. 26 metų Liepos 22 diena, trečiadienis ir tokia trumpa, nežinau ar gausis trumpa, kokia gausis, tokia gausis, informacinė ataskaitinė laida apie tai, ką man pavyko nuveikti per pastarąją gerą savaitę, per kurią mes nesimatėme, nes jeigu neklystu paskutinį kartą į jūs kreipiausi Liepos 13-ąją. Tai šiandien laidoje, žinoma, kalbėsiu apie išmanėją elektros energijos apskaitos sistemą. Ir kitas klausimas yra vartotojų galimybės naudotis visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugą, kurią teikia Ignitis. Visuomeninis tiekimas, aš dar jį kitaip vadinu valstybiniu tiekimu, kadangi visuomeninio tiekimo kainą tvirtina valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2 kart metuose, pirmam ir antram pusmečiui yra tvirtinamos visuomeninio tiekimo kainos. Tai galbūt nuo šito klausimo ir pradėsiu. Pakeistas elektros energetikos įstatymas atveria daugiau galimybių vartotojams naudotis visuomeninio tiekimo arba valstybinio tiekimo paslaugą. Ir tie vartotojai, tai yra dvi pagrindinės vartotojų grupės, kurioms tokia galimybė atsiveria. Tai viena vartotojų grupė yra pažeidžiami vartotojai, įstatymas nustato to pažeidžiamojo vartotojo statusą, kokius kriterijus turi atitikti vartotojas, kad jisai būtų priskiriamas pažeidžiamiems vartotojams. Ir antra grupė vartotojų, tai yra tie vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos. Tai šitom dviem grupėm vartotojų jau dabar yra galimybė naudotis visuomeninio tiekimo paslaugą ir tos kainos, kurias tvirtina valstybinė energetikos reguliavimo taryba, visuomeninio tiekimo kainos, jos yra, aš taip pasakysiu, su atsarga, nes vis tik tai kiekvieną atvejį reikia žiūrėti arba bent jau patikrinti individualiai. Bet tos kainos paprastai yra palankesnės vartotojui, negu kad vartotojas naudoja elektros energiją, ją pirkdamas iš taip vadinamo nepriklausomo elektros energijos tiekėjo. Tikrai nemaža dalis vartotojų yra sudarę sutartis su tais taip vadinamais nepriklausomais elektros energijos tiekėjais, tarp kurių yra ir tas pats Ignitis, kuris tuo pačiu yra atsakingas ir už visuomeninį tiekimą. Ir kiti du pagrindiniai rinkos dalyviai, iš viso jų 3 yra tokie pagrindiniai, tai kiti 2 rinkos dalyviai tai yra Elektrum ir Enefit. Elektrum, Enefit ir Ignitis. 3 pagrindiniai tos laisvos, nepriklausomos elektros energijos rinkos dalyviai. Tai vartotojas, kuris yra sudaręs sutartį su vienu iš tų 3 tiekėjų, kaip su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, jeigu jisai turi tą pažeidžiamo vartotojo statusą, arba jeigu jis kaip vartotojas per metus suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos, jis įgyja teisę naudotis visuomeninio tiekimo paslaugą ir tą paslaugą gali naudotis jau dabar. Tiekėjai, tie vadinami nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, su kuriais vartotojai yra sudarę sutartis, siunčia vartotojui pranešimą, pavyzdžiui, Ignitis siunčia vartotojui pranešimą tam vartotojui, kuris pakeitus elektros energetikos įstatymą įgijo teisę naudotis visuomeniniu tiekimu, siunčia jam informacinį pranešimą, informuodamas apie tai, kad jeigu vartotojas nenutrauks
Reiškia, tiksliau ne taip reikėtų sakyti, siunčia pranešimą, kuriuo vartotojai informuoja apie tai, kad nuo 2026 m. rugsėjo 1 dienos vartotojas bus automatiškai perkeltas į visuomeninį tiekimą, bet jei vartotojas nenori būti perkeltas į visuomeninį tiekimą, na tas pažeidžiamas vartotojas arba vartotojas, kuris suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos. Tokiu atveju tas vartotojas turi teisę pranešti savo esamam tiekėjui, kad jis nenori būti automatiškai perkeltas į visuomeninį tiekimą ir jis turi galimybę pasilikti tame nepriklausomame, taip vadinamam nepriklausomam elektros energijos tiekime. Bet lyginant kainas, visuomeninio tiekimo kainas, kurias tvirtina, kaip minėjau, valstybinė energetikos reguliavimo taryba, su tomis kainomis, kurias vartotojai, kurios yra įtvirtintos su vartotojais sudarytose sutartyse su tais nepriklausomais elektros energijos tiekėjais, palyginus tas kainas, tos įkainius, yra matyti, kad vis tik tai ta visuomeninio tiekimo kaina vartotojui, kaip minėjau, paprastai yra palankesnė. Bet čia vėlgi sakau, reikia kiekvieną atvejį nagrinėtis individualiai. Ir jeigu jūs gavote iš savo nepriklausomo elektros energijos tiekėjo tokį informacinį pranešimą apie tai, kad jūs automatiškai būsite nuo rugsėjo 1 dienos perkelti į visuomeninį tiekimą ir jeigu jums kyla klausimas, o ką dabar reikėtų daryti, ar tai man naudinga yra ar nenaudinga, jūs turite pasižiūrėti savo esamą sutartį su tiekėju, palyginti esamoje sutartyje įrašytos kainos, palyginti sutartyje įrašytą elektros energijos kilovatvalandės įkainį, galutinę kainą su ta kaina, kurią yra, na, antrajam pusmečiui, 26 metų antrajam pusmečiui patvirtinusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir priimti sprendimą, ar jūs norite į tą visuomeninį tiekimą būti perkeltas ar ne. Bet kaip minėjau, paprastai beveik visais turbūt reikia taip sakyti atvejais vartotojui, tam pažeidžiamo vartotojo statusą turinčiam vartotojui arba vartotojui, kuris suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos per metus, tikrai yra labiau naudinga grįžti į tą visuomeninį tiekimą, į tą valstybinį tiekimą. Tai toks ir būtų mano patarimas arba atsakymas tiems, kuriems kyla klausimas, ką čia dabar daryti, ar naudinga ar nenaudingas man yra tas visuomeninis teikimas. Ir kitas svarbus patarimas ar rekomendacija yra tokia, kad jums nėra būtina laukti tos rugsėjo 1 dienos. Jūs turite galimybę tą sutartį, turimą sutartį su elektros energijos tiekėju nutraukti jau dabar ir tai reiškia, kad jūs pigesnę elektros energiją pirksite jau nuo rugpjūčio 1 dienos. Tai nežinau, čia gal kreipiuosi į visus vartotojus, kurie domisi šitais klausimais, kuriems tas klausimas yra aktualus, kad jūs tiesiog pirmiausia pasitikrinkite. Nes gali įvykti sistemoje ir klaida, gal jūs iš tikrųjų turite tą pažeidžiamo vartotojo statusą, o gal jūs suvartojate iki 1000 kWh elektros energijos per metus, bet negavote jokių informacinių pranešimų apie tai, kad galite naudotis visuomeniniu tiekimu, tai pasitikrinkite šitą dalyką, o jeigu gavote tokius pranešimus, tai elkitės taip, vadovaudamiesi tomis rekomendacijomis, kurias aš jums prieš minutę gerą įvardinau, pasakiau. Jeigu turite klausimų, norite individualiai su manimi pasitarti šiuo klausimu arba kitais klausimais ir nebūtinai su energetikos tema susijusiais klausimais, tai galite tą padaryti, bet pirmiausia turėtumėte užsakyti paslaugą konsultacija, tai yra mokama paslauga, bet tai yra tikrai simbolinis mokestis, 20 eurų metinis mokestis. Jūs užsisakę šitą paslaugą, jums bus suteikti specialiai konsultacijoms, teisinėms konsultacijoms ir nebūtinai vien tik teisinėms konsultacijoms, o
mano asmeniniai kontaktai, jūs galėsite man paskambinti ar parašyti man elektroniniu paštu ir jeigu tai klausimas bus, į kurį aš galiu greitai čia operatyviai atsakyti be papildomo tyrimo, į tą klausimą bus atsakyta be papildomo jokio mokesčio. Jeigu, aišku, jums bus reikalinga kažkokia didesnė, rimtesnė teisinė paslauga, tai mes jau turėsime dėl tos paslaugos tartis atskirai. Tačiau bet kuriuo atveju teisinės konsultacijos arba galimybė susitarti dėl teisinių konsultacijų, jinai yra vienintelis būdas, tai yra turėti tuos mano kontaktus, kuriais aš dalinuosi tik tai su tai žmonėmis, kurie užsisako paslaugą, konsultaciją, taip ta paslauga ir vadinasi. Šios laidos aprašyme jūs rasite nuorodą, kurią aktyvavę galite šitą paslaugą užsakyti ir tada jūs turėsite kontaktus, kuriais galėsite į mane kreiptis. Ir pabrėžiu dar kartą, nebūtinai vien tik tai elektros energetikos arba išmaniųjų skaitiklių dėgymo klausimais, bet kokiais kitais teisiniais klausimais, su kuriais jūs susidurėte ar susidursite ateityje. Tai tiek dėl visuomeninio tiekimo pažeidžiamų vartotojų, kurie turi teisę, galimybę naudotis tuo visuomeniniu tiekimu. Dabar pereikime prie kitos temos, prie išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų. Ir šią savaitę, pirmadienį, Liepos 20 dieną, pirmadienį, pateikiau energijos skirstymo operatoriui dar vieną pretenziją dėl išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo. Pretenzija įteikta yra man įgaliojimus suteikusių elektros energijos vartotojų vardu. Taigi šita pretenzija ir tie iš jūsų, kurie man esate suteikę įgaliojimą jūs atstovauti, jūs žinote, arba aš tai pasakysiu, jūs galite būti ramus ir galite būti tikri dėl to, kad jūsų interesai yra atstovaujami pačiu geriausiu būdu, kokiu tik tai gali būti atstovaujami, kalbant konkrečiai dabar apie išmanėją elektros energijos apskaitos sistemą. Taigi jūsų vardu aš pateikiau pirmadienį dar vieną pretenziją įmoniai ESO. Tokiu būdu buvo inicijuotas dar vienas ginčas, naujas ginčas kylantis iš vartojimo sutarties. Ir kaip aš esu jau aiškinęs anksčiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, energijos skirstymo operatorius neturi teisės nutraukti elektros energijos tiekimo jums, o tokie grasinimai jūs tikrai patys galite tai patvirtinti. ESO dažnai nuolat, ne tai kad dažnai, nuolat grasina, kad bus nutrauktas elektros energijos tiekimas, jeigu vartotojas nesudarys galimybės įrengti būtent išmaniosios apskaitos sistemos. Tai kol dabar vyksta tie ginčiai, kurie, kaip jau supratote, ir yra inicijuojami, pateikiant pretenziją energijos skirstymo operatoriui jūsų vardu, tai energijos skirstymo operatorius neturi teisės ne tik nutraukti elektros energijos tiekimą, bet faktiškai jis net neturi teisės siūsti jums kaip vartotojui grasinančių pranešimų, gąsdinančių pranešimų, įspėjančių apie elektros energijos nutraukimą, jeigu jūs nepaklusite SS-ininkų arba SOSS-ininkų, kaip aš juos vadinu, prievartai. Trumpai paaiškinsiu visą tą mechanizmą, kaip mes visą tą laiką veikiame. Tai pirmiausia, iki pastarųjų čia tų pretenzijų, kurias mes jau pradėjom teikti ir kitą savaitę bus dar viena ir dar viena ir dar viena. Tai iki visų tų pretenzijų mes teikiame labai daug klausimų. Prašymų paaiškinti, atsakyti į klausimus, prašymų paaiškinti, pateikti dokumentus ir taip toliau. Aš esu jums pasakojęs, kad tokiais prašymais, kurie taip pat buvo pateikiami dozuotai, mes siekiame ištraukti iš ESO ir ne tik iš ESO, ir taip pat iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, iš Nacionalinio kibernetinio centro prie Krašto apsaugos ministerijos, iš Valstybinės metrologijos inspekcijos. Mes siekiame ištraukti iš jų tą informaciją, kurios mums reikia tam, kad mes galėtume tinkamai pasiruošti būsimiems teisiniams procesams. Dabar tie teisiniai procesai, kurie vyksta, tai jie daugiausiai vyksta, tai yra vadinama ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Mes
gavę tuos atsakymus, kaip esu jums pasakojęs, mes juos analizavome, sugretinome, lyginome, radome prieštaravimus, nes kai, suprantat, kai meluoji, aš turiu minį tą kitą pusę, į kurią mes kreipiamės. Kai meluoji, tai yra labai sudėtinga tą melą paslėpti, nes tau visada reikia prisiminti, ką tu sakėjai anksčiau. Ir mes netgi kreipdamiesi į jas, o rašydavom jiems tokį kaip ir įspėjimą. Prašom, nu, aš dabar nepažodžiui pasakysiu, bet to įspėjimo esmė ir buvo tokia, kad atsakydami į šitą klausimą turėkite omenyje tai, ką jūs jau mums atsakėte anksčiau. Ir kadangi jau jie, reiškia, susipainioja patys, nebeprisimena, ką atsakė, ir kai mes juos įspraudžiam į kampą, jie yra priversti uodegą sukti, o kai suki uodegą, ne visada, nebūtinai tai visada pavyksta. Tai klausimai, gauti atsakymai, paskui va dabar eina tos pretenzijos, gavus pretenzijas, kreipimaisi bus į valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su prašymu nagrinėti vartojimo ginčą. Tai čia yra visai kita procedūra, negu kad mes teikėme skundus anksčiau, bet aš nenoriu jūsų varginti tai sudėtingais teisiniais terminais ir procedūromis, nes jos iš tikrųjų yra labai painios, aš turiu pasakyti. Jos yra painios ir čia eina kalba apie vartotojus. Vartotojas tai yra ta silpnesnioji sutarties šalis, kuri daugeliu atveju, nu, jinai neturi kažkokių tai specialių žinių, tai yra ir neprivalo jų turėti. Ir tada vartotojas, kai ateina jam laikas ginti savo pažeistą teisę, jis atsiverčia tuos teisės aktus, jisai mato, kad ten yra skundas dėl to ir to yra nagrinėjamas taip ir taip. Skundas pavyzdžiui, nu kokį čia pavyzdį jums pasakyti? Nu tiek to, tų pavyzdžių čia būtų galima daug paminėti, bet aš negaišinsiu jūsų brangaus laiko. Tai, žodžiu, apibendrinam įgaliojimų suteikusių vartotojų vardu. Pirmadienį pateikta dar viena pretenzija įmoniai ESO ir gavome praėjusios savaitės pabaigoje, turbūt taip, taip. Gavome vieną atsakymą iš valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir va štai tas atsakymas, kurį mes gavome iš valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, kaip tik ir rodo, kad mūsų pasirinkta strategija klausimus šitom institucijom pateikti dozuotai, gerai apgalvojus, ko klausime, gerai apgalvojus, ką mes norime sužinoti, gerai apgalvojus tai, kokį mes norim išgirsti iš jų atsakymą, nes nuo to, kaip suformuluosi klausimą, priklausys ir atsakymas. Tai va šita mūsų strategija pasiteisino. Ir aš pabandysiu trumpai paaiškinti esmę. Visame tame ginče vienas iš pagrindinių, nesakau, kad pagrindinis, bet vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuo mes remsimės toliau teisme, reiškia, ir sprendžiant ginčą čia su ESO ir taip bandant tarpininkauti valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai, vienas iš pagrindinių dalykų yra tai, ar energijos skirstimo operatorius apskritai teisėtai pradėjo išmaniųjų apskaitos sistemų dėgymą vartotojams. Ką aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje tai, kad dėkti masiškai vartotojams šitos išmaniosios apskaitos sistemos buvo pradėtos 2022 metų antrajame pusmetyje. Ir visa tai buvo pradėta vykdyti tuo metu, kai Seimas priėmė tam tikras elektros energetikos įstatymo pataisas ir tos pataisos įsigaliojo nuo 22 metų sausio 1 dienos. Ir pagrindiniai dalykai, pagrindinės tos pataisos, kurios mums yra aktualios mūsų ginčui yra išdėstytos to įstatymo 48 straipsnėje. Tame 48 straipsnėje taip pat yra įrašyta ta nuostata, kurią labai mėgsta kartoti tiek ESO, tiek ir Vertas. O ta nuostata yra tai, kad išmaniosios apskaitos sistemos
vartotojams yra diegiamos be jų atskiro sutikimo. Ir va šita nuostata eina eso su vertu ir mums po nosimi mojuoja. Bet reikalas tas, kad tame 48 straipsnėje taip pat yra pasakyta, jog šitas straipsnis, visas 48 straipsnis yra taikomas planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms. Ne toms, kurios jau yra, reiškia, bet dar planuojamoms diegti. Aš kaip minėjau, eso pradėjo diegti išmaniasias apskaitos sistemas tik 22 metų antrajame pusmetyje, vadinasi, 22 metų sausio 1 dienai jos dar nebuvo diegiamos. Tai reiškia, kad tas 48 straipsnis įstatymo yra pilnai taikomas toms išmaniosioms apskaitos sistemoms, kurias pradėjo 22 metų antrame pusmetyje diegti ir toliau tebediegia eso. O jeigu yra taip, o taip ir yra, tai vadinasi, eso pagal tą 48 straipsnį privalėjo atlikti išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai bei atskiriems vartotojams ekonominį vertinimą. Ir tą vertinimą eso turėjo atlikti ne bet kaip, o vadovaudamasi įstatymu, kuris, tuo elektros energetikos įstatymu, kuris būtent tais 22 metais sausio 1 dieną ir buvo specialiai suderintas su ES direktyvomis ir su kitais Europos komisijos priimtais teisės aktais, kuriuose ir yra nurodyta, yra aprašyta labai tiksliai, labai detaliai, kokius reikalavimus turi atlikti tas ekonominis vertinimas ilgalaikių sistemų naudos rinkai ir atskiriems vartotojams. Kokius reikalavimus tas ekonominis vertinimas turi atitikti, tam, kad to ekonominio vertinimo rezultatai atlikti būtų, taip nelietuviškai pasakysiu, užskaityti kaip tinkamai atlikti, nes tik tai atlikus tą ekonominį vertinimą ir gavus teigiamą rezultatą to ekonominio vertinimo, yra galima vartotojui diegti tą išmanę apskaitos sistemą be jo sutikimo. Tai mes valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir paklausėme, tai mėlyjei, žiūrėkit, jūs mums mojuojate 48 straipsnio 8 dalimi, kurioje yra pasakyta, kad vartotojui išmaniosios apskaitos sistemos yra diegiamos be jo sutikimo. Bet kodėl jūs nesivadovaujate 48 straipsnio kitomis dalimis, kitomis nuostatomis, kitais punktais, kuriuose yra pasakyta, kokius reikalavimus turi atitikti eso atliktas ekonominis vertinimas tų ilgalaikių, reiškia išmaniųjų apskaitos sistemų, ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominis vertinimas. Ir tada vertas sako, mes 2019 metais patvirtinom įmoniai eso investicinį projektą ir tas investicinis projektas suteikia teisę įmoniai eso diegti išmanę apskaitos sistemą. Mes klausėme, ar tas investicinis projektas atitinka tai, kas įstatymu buvo nustatyta 22 metais. Ir tada mums atsako, kad ką dabar paskutinėme rašte jau ką atsakė vertas, jau jie susinervinę rašo, kad mes jums jau ne kartą aiškinome, kaip buvo atliekamas investicinio projekto vertinimas. Taip, mėlyjei, jūs ne kartą mums tą aiškinote, bet mes jūsų net ne to klausėme. Mes jūsų klausėme, ar eso diegiamoms išmaniosioms apskaitos sistemoms yra taikomas elektros energetikos įstatymo 48 straipsnis, kuris įsigaliojo nuo 2022 metų sausio 1 dienos. Nes jeigu jie atsakys, kad jis yra taikomas, o kitaip atsakyti čia neįmanoma, tai reiškia, kad tas investicinis projektas, kurį patvirtino vertas 2019 metais, gali keliauti į šiukšlių dėžę. Nes jisai yra kiauras ir visiškai netitinka tų reikalavimų, tų europinių direktyvų reikalavimų, Europos komisijos reglamentų nustatytų reikalavimų.
kurie yra taikomi tokiam ekonominiam vertinimui, kurį turi atlikti ESO tam, kad jį atlikus ir gavus teigiamus jo rezultatus, būtų galima brautis pas vartotoją ir sakyti, štai mielasis, mes atlikom viską pagal įstatymą, va, tą turiu omenyje ekonominį vertinimą, todėl tu dabar nebeturi teisės prieštarauti tam, kad mes tau įdėksime išmanį apskaitos sistemą. Bet tai nėra padaryta. Ir aplink šitą klausimą suksis va, tas visas ginčas, arba daugiausia aplink tai ir suksis tas ginčas. Ačiū, mėlyjeji, už tai, kad esate kartu. Ačiū, kad klausote, stebite, žiūrite, atsiprašau, kad palaikote, kad prisidedate prie veiklos ir darbų tęstinumo. Dar kartą primenu, kad laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią aktyvavus galite užsisakyti paslaugą konsultaciją, vienkartinis metinis mokestis 20 eurų ir jūs turite mano kontaktus, telefono numerį, elektroninio pašto adresą skirtą konsultacijoms. Jokiais kitais būdais, jokiais kitais kanalais, atsiprašau, manęs nepasieksite. Žinoma, yra alternatyva, dabar labai populiaru dirbtinis intelektas. Naudokitės, jeigu tikrai manot, kad padeda. Kartais, aišku, jisai padeda, bet reikia tikrinti tai, ką atsako. Nieko naujo aš čia nepasakysiu. Nekonkuruoju aš su dirbtiniu intelektu, nelaikau jo savo konkurentų. Ir tie žmonės, kurie vertina tikrą gyvą bendravimą ir individualų požiūrį į kiekvieną konkrečią situaciją, tą supranta. Tai ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Linkiu gražios popietės iki kitų susitikimų.